Tikslas buvo mūsų neprasileisti įvarčių, kaip ir sakiau, išvažiuojant. Aišku, norėjome įmušti, bet nesigavo. Ir šiandien kaip tik žiūrėjom rungtynių peržiūrą. Jie žaidė taip mums palankiai, kadangi mes spėjom sugrįžti. Jie žaidžia tokį technišką futbolą, su kamuoliu gerai techniškai žaidžia, bet lėtai. Tai mes suspėdavom sugrįžti. Bet aišku, čia rytoj rungtynės bus visai kitokio stiliaus. Biškai pakeisim taktiką. Žaidėjus biškai pakeisim, kad priekį galėtumėm kažką sukurti ir aišku, reikia įmušti įvartį. Tas rezultatas 0-0 nei jų, nei mūsų netenkina. Norisi įmušti, aišku, pirmiausia neprasileisti, nes prasileidus įvarčių jau reikėtų mušti 2 įvarčius. Padarysim kažkokias korektyvas, nešim, kad aštriau sužaistumėm priekį. Ar dar kažkokio greito įvarčio galbūt sieksit, kad ten jau būtų žaisti? Ne, mes žaisim galbūt truputėlį atsargiai, bet aišku, su tikslu pasiekti įvartį. Kalbėjom ir su žaidėjais, ir su puolėjais, ypač su Razuliu, kadangi jisai buvo reikalaujama jam gal mažiau gintis, bet daugiau atakuoti. Buvo tokių perdavimų, buvo skersų, nesugebėjom uždaryti, neatsidurdavo toje vietoje, kur norėtumėm, kai jis atsidurtų. Tai bandysim rytoj tą įgyvendinti. Kaip žaidėjai sveiki, visi nėra traumų? Kas važiavo į šitą rungtynės išvykoje, tie patys visi yra. Tik Sanajevas ir Strauka iškritęs yra. Jozaitis dasidėjo, nes jam tokia truputėlį trauma buvo, tai negalėjo važiuoti. Ir šiaip jau 18 žaidėjų, pilnus registracija, kas išėjo žaisti ir pakeitimų turim. Kad ruošiamės, kausimės, norim nenuvilti, tikimės žiūrovo ateis viską, kas teigiamai sužaisti. Bet aš manau, kad jūs taip geriau nusiteikęs negu prieš pirmas rungtynes, turbūt daugiau dabar tos tokio galimybių ir patekti ir dabar vis tiek savo aikštėje žaidė. Žinot, kada važiavom žaisti nelabai ką mes apie juos žinojom. Dabar visgi matėme žaidėjus jų ir paanalizavę viską matom, kad nėra ta komanda, kurios negalėtų apžaisti. Čia visgi tokio panašaus lygio kaip ir mūsų, aišku, tik mums reikia biškai geriau sužaisti ir mes galime įmušti įvartį, aišku, neprasileidus, galim tikėtis teigiamų rezultatų. Ačiū.